Tema – funkcijos minimumo ir maksimumo taškai. Pasimokinsime, kaip galime rasti kuo greičiau ir kuo paprasčiau šiuos taškus. Tarkime, turime funkciją x kvadratu minus 8x. Reikia rasti šios funkcijos minimumo ir maksimumo taškus. Pirmiausia, nuo ko pradedame, tai yra pirma, visada skaičiuojame funkcijos išvestinę. Gauname 2x minus 8 ir yra keletas sprendimo būdų, jum yra jie pateikti, bet galima spręsti ir naudojantis tuo, ką jau išmokome. Tai yra ieškoti didėjimo, mažėjimo intervalų, kur galėsime iš karto nustatyti, tai minimumo taškas ar maksimumo taškas. 2x minus 8 daugiau už 0. Išsprendžiame nelygybę, abi pusės daliname iš 2 ir gauname x daugiau už 4. Pasipiešiame mes brėžinį, tai yra 4, čia užbrūkšniuota ir ką jau mokėmės, tai yra ten, kur užbrūkšniuojam didėja. Jeigu didėja, tai mes galime piešti rodiklę aukštyn. Ten, kur neužbrūkšniuota, mažėja. Jeigu mažėja, mes piešiame rodiklę žemyn. Tai taškas 4 yra kritinis taškas. Ir pagal rodikles mes matome, kad piešiame žemyn, paskui kyla, vadinasi tas ketvertas yra šios funkcijos minimumo taškas. Jeigu ieškotumėm funkcijos minimumo, tai tuomet šį ketvertą statytumėm į pradinę sąlygą. Būtų 4 kvadratu minus 8 kart 4 lygu 16 minus 32. Tai funkcijos minimumas būtų minus 16, funkcijos minimumo taškas 4.